Gerai, esu Saulius Udonis, muziejininkas, kultūrininkas, visuomenininkas, šiaip mokytojas, šiaip žurnalistas, o šiaip smalsus žmogus. Nuo to viskas ir prasidėjo. Jeigu kalbėti apie tuos labai senus laikus, o iš tikrųjų tai buvo prieš 30, daugiau kaip prieš 30 metų, tai tuo metu darytas nuotraukas mane šiandien ne visi pažįsta, tose nuotraukos. Žodžiu, keičiasi žmonės, keičia laikas, keičiasi viskas. O kalbant apie tai, kaip prasidėjo mano pažintis su Vydūnu, tai jinai prasidėjo vaikystėje. Vaikystėje prasidėjo todėl, kad aš vasarodavau pas savo senelius, pas Babunytę ir dėduką Šiauliuose. O mano Babunytė pažinojo Vydūną ir bendravo su juo. Todėl man vaikystėje jinai vis prisimindavo šitokius dalykus ir vis pasakodavo Vydūnas, kaip Vydūnas žiūrėjo, kaip jis kalbėjo. Ne man kalbėjo. Kalbėjo savo draugiam, bet aš ten trindamasis aplinkui visada puikiai girdėjau ir tas žodis Vydūnas man tapo žinomas, girdėtas. Bet jis man nieko nesakė iki studijų laikų, dėl to, kad aš gimiau, augau sovietiniais laikais, kaip apie Vydūną šnekėti nebuvo daug galima. Oficialiai apie jį niekas nešnekėjo ir niekas jo nežinojo. Tačiau kadangi aš studijavau lietuvių kalbą ir literatūrą, man neišvengiamai, kad ir nedaug, Vydūnas programoje buvo ir su juo pažinti mums reikėjo. Ir mums reikėjo perskaityti daug lietuvių kalbos, užsienio, tuo metu rusų literatūros ir po to būdavo atsiskaitimai, egzaminai. Ir taip jau likimas lėmė, kad aš per lietuvių literatūros egzaminą įsitraukiau bilietą, kuriame buvo pasakojimas apie Vydūno kažkurią tai dramą, kuri buvo jau dėstoma, kuri buvo išspausdinta. Sovietiniais laikais buvo išspausdinta Vydūno draminė trilogija, Amžinoji ugnis. Ir kaip tik įsitraukiau, aš skaičiau, buvau skaitęs Vydūną, bet aš paskaičiau ir aš ten nieko nesupratau. Ir tada aš dėstytojai sakau, galima aš trauksiu kitą bilietą. Jinai taip šyptelėjo, sako, tu nesupranti Vydūno, sakau, nesuprantu. Ištraukiau kitą bilietą, ten toliau viskas sekėsi gerai, normaliai ir taip toliau, žodžiu, tuo Vydūnu aš ir pabaigiau, tuo kartu. Šiaip likimas man buvo dėkingas, maloningas, ar kaip čia dabar kitaip pasakius. Ir po studijų, po metų dar po studijų, mes atsikraustėme dirbti ir gyventi Kintu su žmona. Ir tenai pradžioje dirbau, kaip ir priklauso, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, kokią specialybę esu įgijęs. Ir ten gyveno mokytojai ir tie mokytojai tokį vadino bendrabučiu, tai buvo toks aplūžęs vidury centro mieste, namelis, kurį visi vadino Vydūno namu. Man buvo labai įdomu, Vydūno namas. Ir buvo labai įdomu, kaip čia tas Vydūnas. Bet tuo metu aš daug dirbau, nes tai buvo pirmieji mano, ne pirmieji, bet vieni iš pirmųjų mano darbo metų mokykloje. Aš nemažai skyriau laiko tiesioginiam savo darbui ir aplinkui man nebuvo laiko, kada žvalgytis. Tik tai po kurio laiko aš jau pradėjau, jau kada perėjau ir įvairias, sritis dėstymo ir kitus dalykus pradėjau dėstyti, atsirado laiko ir aš tada pradėjau domėtis, kas čia iš tikrųjų yra. Ir tada buvo papasakota, kad tas namas, tai kažkada tai čia Vydūnas yra dirbęs. Bet tai niekas rimtai nieko nežinojo, tik Vydūnas buvo dirbęs, o tas namas buvo mokykla. Ir kadangi jinai buvo mokykla ir Vydūno laikais,
šitas pastatas nepakeitė savo paskirties nuo 1705 metų, kai jis buvo pastatytas iki dabar. Jis niekam nebuvo atiduotas nei fermai, nei kokiem darbininkam gyventi, čia tiesiog gyveno mokytojai. Na vat, paskui pradėjo po truputį artėti jau persitvarkymas ir 86-7 metai. Ir 7 metais mano vienas pažįstamas, mes įsišnekėjom, sako, Šilutė yra Vydūno klubas. Sako, tu nenorėtum dalyvauti. Sakau, žinoma, norėčiau, vėl labiau, kad aš sakiau, kad aš kaip ir girdėjau, reiškia, mano babunytės tą šnekėjimą. Tai va, ir aš po truputį įsijungiau iš Šilutės Vydūno klubo. Tai nebuvo labai paprastas, nes iš Kintų reikėjo važinėti. Nu, taip jau išėjo, pasisekė, turėjau žalią Moskvyčių, kuris toliau tam irgi suvaidino Vydūno istorijos tyrinėjime nemažą, tam tikrą vaidmenį. Va, tai žodžiu, aš važinėdavau ir po truputį mes ten pradėjom bendrauti ir aš susipažinau su šilutiškiais viduniečiais ir kažkaip taip suartėjau su tokiu Kaziu Budginu iš Priekulės. Va, tai jisai buvo, kaip vėliau paaiškėjo, nes jisai negalėdavo važiuoti, aš jį ten būdavo ir parveždavo į Priekulę ir šiaip jis atvažiuodavo pas mane į Kintus ir mes kažkaip, atsirado toks didesnis ryšys. Nu ir va, 88 metais kilo mintis, kad Vydūnui 120 metų reikia rengti minėjimą. Nu, šilutiškiai, aišku, sprendė, kad Šilutei reikia Vydūno minėjimą rengti, aišku, labai natūralu ir logiška, nes Vydūnas su Šilutės rajone susijęs, o štai man kilo mintis palaukit, o Vydūnas, aš jau išsiaiškinau, kad Kintuose Vydūnas buvo mokytojas. Tuo metu jau buvo pasirodžiusi vienintelė ir pirmoji tokia knyga, tai yra Vacio Bagdanavičiaus filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai. Ir ten buvo parašyta, kad Vydūnas 4 metus dirbo mokytoju. Dar tada ne Vydūnas, Vilius Torosta, jis čia daug ką padarė ir 4 metus, nuo 1888 iki 1892 metų, kada išlaikęs egzaminus ir vedęs Klarą Filhasą, išvažiavo dirbti ir gyventi į Tilžį. Taip, bet aš jau šitą žinojau, tada sakau, kodėl mums nepadarius Vydūno minėjimo Kintuose. Va, tai dabar viskas labai paprasta, tais laikais tai sovietinė sistema, tada aš ėjau pas ūkio direktorių, tokį Alfonsą Pekarską, tuo metu tai buvo Kintų Jono Čiulado žuvininkystės ūkio direktorius. Ir sakau, ponas direktoriau, čia yra Vydūnas, reikėtų minėti, reikėtų paminėti. Nu, jis pasiklausė, bet jau buvo prasidėję tokie glasnost ir perestroika, ką sakė Gorbačiovas. Jau taip visi nebebijojo ir po truputį jisai sutiko. O jo sutikimo reikėjo todėl, kad tuo metu jau buvo, jis kai pradėjo dirbti Kintuose, jisai sugalvojo, kad reikia atstatyti senąją Kintų bažnyčią. Nu, va, ir jo pastangomis buvo ta bažnyčia sutvarkyta, atstatyta, gal nerestauruota, bet atstatyta, pritaikyta ir vadinosi Kintų parodų ir koncertų salė. Iš Klaipėdos jis turėjo pažinčių, jis buvo labai pažįstantis žmonės, jisai iš Klaipėdos tuo metu Vilniaus konservatorijos, Klaipėdos fakultetų, jisai pasiskolino fortepijoną ir čia buvo tokia parodų koncertų salė. Nu ir reikėjo sutikimo, nes jis tos salės buvo kaip ir valdytojas. Tai žodžiu, jisai sutiko. Va, ir pagrindinis Vydūno 120 metų minėjimas vyko Šilutėje, tai taip ir vyko kovo 22 dieną. Ar aplink tą jau dabar tiksliai nepamenu, bet tai datai skirta. O už savaitės Vydūno minėjimas buvo surengtas Kintuose. Ir vėlgi Vydūno draugija surengė, čia mano didesnis, ten daugiau šilutiškiai, mano draugai, klubininkai, o šičia, reiškia, jau surengė. Ir buvo labai įdomu, pilna salė, pilna ta bažnyčia, ne salė, žmonės susirinkę, klausė, buvo įdomu, nes daug kas girdėjo pirmą kartą ir mes ten bandėm, aš tada jau vėl įsitraukiau savo užrašus, tą Vydūno filosofinės humanizmo pagrindus ir mes ten bandėm kalbėti ir daryti ir visą kitą.
Nu, žodžiu, tas minėjimas Kintuose visai neblogai pavyko. Va. Nu, mūsų draugystė su Kaziu tęsėsi, jisai buvo šiaip pagal įsilavinimo visai praktiškai neturėjo oficialaus. Jis buvo akmentašys, jis buvo baigęs Klaipėdos kažkuria profesinė mokykla, jis buvo Antkapių paminklų darytojas. Bet jis buvo didelis sielos žmogus ir didelių interesų žmogus ir todėl jisai domėjosi Mažąją Lietuvą, Vydūnų ir ne tik Vydūnų, ir Vanagaičių, ir Jankom, ir visais kitais. Žodžiu, ir mums kilo, mes jau žinojome, kad tas namas, kuriame prieš pasitraukdamas gyveno Vydūnas, tai yra vilos zonė, Saulės vila, yra išlikęs. Na ir buvo įdomu, tokia mums kilo mintis tokia, tai tuo laiku. Tai čia buvo 88 metų balandžio mėnuo. Ir Kazys, būdamas toks nuoseklus, kraštotyrininkas, tikrai to žodžio prasme, jisai surado visus žmonės, kurie po karo gyveno tame Vydūno, tame name. Klauzijos 22 gatvėje, tuometinėje, iš kur aš važiavau, vilos zonė. Buvo vila Štern, tai yra Saulė, Mėnulis, ir vila Zonė, Saulės vila, tai būtent Vydūnas toj pusėje gyveno. Tai va, jisai surado tos žmonės, o tai buvo neįtin sudėtinga, nors pastangų reikėjo, nes sovietiniais laikais buvo labai griežta pasų registracija. Jeigu žmogus įsikeldavo kažkur gyventi, jis turėdavo registruotis, ten priduoti ir panašiai ir panašiai. Tai žodžiu, Kazys susirašinėdamas, jisai surado tos žmonės ir surado tą konkretų žmogų, tai Aleksandrą Blinikovą, kuris po karo 44 metais dar praktiškai šaudant ant sviediniams, jisai atvažiavo, buvo paskirtas į Tilžės popieriaus fabriką, jis buvo inžinierius. Nu, va, tai Kazys rašo, kaip ten buvo, kaip tu ten radai, kaip ten kas kur atsitiko, kur ten kokios vietos ten buvo. Ir Blinikovas rašo, ten radau, taip, tas buvo, taip, jis labai nuoširdžiai, tvarkingai parašo, nupaišo planelį, jisai prisimena, va, ir paskui ten kažkurioje tai vietoje parašo arfa, tai dabar yra pas mane. Kazys man skambina, į paprastą telefoną, sako, tu žinai, Sauliau, radau arfą, važiuojam parsivežti. Važiuojam? Va, tai labai gerų žodžių miniu tuometinės mokyklos direktorių, savo mokyklos direktorių Antaną Lukauską, kuris šiaip labai mane suprato ir sako, važiuojam. Tai va, tai žodžiu, ir tada su Kaziu sutarėm, kad mes važiuojam į Taliną. Ir tas Blinikovas gyveno Taline. Važiuojam į Taliną ir aš turėjau tokį savo žalio Moskvyčiaus tokį bagažinę užsidėjau, nes nevažinėdavau su ją. Užsidėjau ir man tas nelabai buvo aišku, kur tas Talinas, tai todėl aš dar sakau, reikėtų dar vieno vairuotojo, tai tada iš Šilutės Vydūno klubo, tai Šarūno Laužį, kaip trečią, kaip padėjėjai, jeigu važiuoti, pavargsiu, nes Kazys nevairavo, jeigu reikėtų pavargti. Dabar pasirodė 600 km, tai čia yra labai nedaug ir labai nesudėtinga, bet tuo metu taip atrodo. Tai va, to mums dar į kompaniją įsitaisė tuometinis ūkio direktorius, vėl mano pažįstamas, toks inžinierius Andrius Varnas. Jisai tuo metu statė jachtą. Ir laivų statytojai, jachtų statytojai buvo ir Taline, nes jūra buvo, ir jachtų statytojai buvo Peterburge, Leningrade tuo metu. Tai jisai įsiprašė, sako, vis tiek važiuoja, tai mane nuvešit iki Talino, paskui aš jau kaip nors nuvažiuosiu iki Leningrado. Taip mes ir padarėm, mes labai graži kompanija, nuvažiavom į Taliną, susirandam mes tą namą, kuriame gyvena tas iš Tilžės atsikėlęs Aleksandras Blinikovas su šeima. Nu ir užeinam pas jį. Mes jam gal buvom pranešę, kad atvažiuosim, dabar aš jau nebepamenu. Va, ir mes dabar pradedam su juo šnekėtis. Bet mes ateinam ir patenkam į tokį, kaip tais laikais vadinosi Chruščiovka. Tai yra toks labai mažas butelis, su labai mažais kambariukais.
Ir ten mes įklausinėjom, tai aš, Laužikas Šarūnas, Kazys Budginas, mes klausinėjom ir vis bandom žiūrėti, kurgi ta arfa stovi. Nu, o mūsų draugas, reikia paminėti, čia jam, ko gero, irgi tam tikras nuopelnas, jo dėka čia mes turim. O tas mano draugas, tas inžinierius Andrius, jisai su ta žmona Blinikova išėjo, kadangi jiem ten vidūnas neįdomu, tai jie išėjo į virtuvę gerti kavos. Na ir mes ten mes šnekamės, o jie ten girdisi klegą. Paskui paaiškėjo, kad Andrius Varnas yra baigęs Kaliningrado jūreivystės mokyklą, jinai ten kažkur tai kažkokių bendrų net ir draugų, pažįstamų surado, žodžiu, jie ten labai gerai nusiteikia ir jie ateina, nu, nusibodo jam ten sėdėti, išgėrė tą kavą ir matyti ne vieną puodelį. Ateina ir mes dabar jau tam Blinikovui išsakom, sakom, mes šiaip norėtume arfos. Tai sakom, mes jau norėtumėm ją ir pasimti. Kaip, sako, pasimti? Nu, sakom, kaip pasimti, važiavom arfos pasimti, tas išpūtė akis. O ta moteriškė, labai gerai nusiteikusi, ta Blinikova, ta žmona šito inžinierio, jinai sako, nu žiūrėk, tie vaikiukai iš tiek toli atvažiavo, nu argi tau gaila, tu vis tiek jinai ten sklepe stovi, ten jinai niekam ten nereikalinga ir visa kita, tu ir atiduok. Nu, jis ten taip jau visai neypatingai ten nusiteikęs, bet mes jau einam į tą sklepą, jau žiūrėti, kur ta arfa yra. Nu, ir mes ją išpešam iš to sklepo. Nu, ir sakom, nu, bet mes tik tai imam. Nu, jis sako, kaip jūs imat? Nu, sakom, nu, čia labai svarbus, čia Lietuvai, čia tėvynei, čia rašytojas, čia visą kitą. Žodžiu, kol jis ten galvojo, ta žmonelė jam sako, berniukai iš toli atvažiavo, jam taip labai gražiai nusiteikusi, tas draugas padėjo. Žodžiu, ir kol jisai ten šnekėjo, mes buvom pasiėmę tokį paraloną, mes labai greit susibiniojame tą paraloną, tą arfą ant Maskvyčio stogo, nu ir gražiai atsisveikinę dingome iš to. Mes buvom pasiruošę, nes aš turėjau draugų Taline ir mes taip buvom sutarę, kad mes nakvosim pas tos draugus. Nu ir mes ten nuvažiuojame pas tos draugus. Tai va, tai šitaip tą arfą ir pernakvojom ir po to važiavome jau į namo ir parsivežėm šitą instruktą. Tai va, tai dabar kai pagalvojai, tai dabar taip, nu, mes kaip ir nelabai gražiai padarėm, mes nei saldainių dėžės, atrodo, nenusivežėm. Ir mes tiesiog pasiėmėm tą arfą ir galbūt jisai ir jo žmona gal ir suprato, kad jie gal galėjo, nu, ant kokį ten, nežinau, 100 rublių ar ant kokią nors ten daiktą gauti už tai. Nu, tiesiog atidavė. Bet taip atidavė, šiandien, aišku, jau tako greičiausiai, nei to Blinikovo, nei Blinikovos jau nėra gyvųjų tarpe, bet mes labai gerų žodžių juos minim ir linkim jiems sveikatos ir ramybės ir žodžiu, kad tik tai viskas būtų gerai, nes jie padarė iš tikrųjų gerą darbą, mes buvom paršeliai, nepagalvoja apie tai. Nu, bet mums netas rūpėjo, mums svarbiausiai parsivežti. Nu, o dabar kalbant apie tai, kaip arfa atsidūrė Taline. Istorija labai paprasta, kaip jau minėjau, Blinikovas tai buvo inžinierius, jis nebuvo kariškis, jis buvo inžinierius, jisai buvo pasiųstas į Taliną dirbti popieriaus fabrike. Prieš karą buvo Tilžės popieriaus fabrikas ir tą popieriaus fabriką tie sovietai, tie rusai, tie užkariautojai, jie norėjo atgaivinti ir jie tai ir padarė. Jam reikėjo žmonių ir tai va tas Blinikovas kaip tik ir atvažiavo tenai gaivinti. Kokios jo pareigos buvo, nežinau, bet jisai, žodžiu, pradėjo dirbti. Ir kai jisai paklausė fabrikė, sako, kur man gyventi, tai tie nustebę trūktelėjo pečiai, sako, žiūrėk, visas miestas tuščias, pasirink, kur nori gyventi, kaip tau norisi ir kur tu nori. Tai va taip likimas lėmė, kad jisai apsigyveno būtent Vidūno tam zone, Saulės viloje ir jisai ten ir apsigyveno. 66 metais, matyti, ten kėlė pareigose ir jį perkelė į Talino popieriaus fabriką. Buvo toks Talino popierius, gal ir dabar jisai yra. Į Talino popieriaus fabrikai taip pat ten kažkur dirbti. Davė jam sunkvežimį ir sako, susidėk, ką nori ir mes ten nuvešime ir visai. Tai susirinko daug daiktų iš to buto. Tikrai pasiėmė Vidūno stalą rašomai, tikrai pasiėmė Vidūno kėdes, ten jos buvo tokios trikampės, pasiėmė dar ten, aišku, ką ten jau be atskirsi, nu ir tame tarp yra.
Tai vat, kai jis atvažiavo į Taliną, tai jisai pamatė, kad jam davė tą vadinamą chruščiovką ir kad ten niekas netelpa. Kas svarbiausia, lova buvo reikalinga, ten ar sofa ir kažkas tai. Žodžiu, jisai beveik pusę sunkvežimio išsiuntė atgal, o arfą jisai paėmė ir pasiliko. Ką mes jo klausėm, o kodėl? Ablinikovas sako, muzikos instrumentas, gal vaikai būtų groję. Bet taip jau išėjo, kad neturėjo kur jo padėti ir todėl jį tiesiog, laikinai, mes žinom, ką reiškia laikinai, padėjo į sklepą, į Rusiją. Ir tame Rusijoje jinai ir sulaukė mūsų. Aišku, jeigu būtume mes nepaėmę, galbūt koks nors ar vaikai, ar kad nors ateityje tvarkydami Rusiją būtų ir išmetę tą. Bet ne apie tai. Žodžiu, ta arfa mūsų sulaukė ir būtent taip arfa atsidūrė. Mes dar bandėm žiūrėti ir ieškoti. Tiesa, jis Vydūno kėdę ar kėdės pasiliko. O tos kėdės buvo tokios ne visai standartinės, ne taip kaip mes sėdėm, tokios trikampės tokios. Jis ten mums nupasakojo tas kėdės. Tai vieną kėdę turėjo jo sūnus, jis turėjo savo sūnų. Ir mes dar buvom kartą nuvažiavę pas Blinikovą, bet jau nebe pas Blinikovą, o pas jo sūnų. Bet tas sūnus su mumis nelabai norėjo kalbėti, aišku, jisai ko gero, kaip ir visi suprato, kad mes nelabai gerai pasielgėm, mes aišku, ir tada nieko ten ypatingai nenusivežėm, bet mes jau buvom turėjom pasiruošę, kad mes galbūt nupirksim iš tave. Bet tas žmogus buvo šiek tiek neįgalus ir ta kėdė jam labai tiko, pagal tiesiog funkciškai, tokia sakau, vidūniška buvo kitokia, iš to būto, ar vidūno, ar ne vidūno, bet iš to būto. Ir žodžiu, mes tos kėdės jau nebegavom. O stalo pėdsakai tai labai greit nutrūko, dėl to, kad tam pačiam sunkvežimį net neištraukė, Vydūnos rašomas stalas ten ko gero būtų žemės visą kambarį, nes Vydūno rašomas stalas, kiek teko matyti ir girdėti, jis buvo labai didelis, ten su daugybė slaptaviečių visokiausių, slaptais stalčiukais, ten užkoboriukais ir visokiais kitokiais dalykais. Tai žodžiu, ir tas sunkvežimio vairuotojas, jisai buvo iš Sovietsko popieriaus fabriko, tai jis važiuodamas, ar jisai išmetė, ar jisai parsivežė. Gal kur nors tas stalas ir stovi po šiai dieną Vydūną. Bet mes pėdsakų jau nebeatsekėm, tai nebėra taip svarbu. Bet tai, kas įdomiausia, tai būtent Vydūno arfa, jinai mus šiandien yra čia, Lietuvoje. Aišku, tos mūsų viltis, kad ten bus Tilžėje, bus Vydūno muziejus šių dienų. Akimi žiūrint, aišku, kad šitas dalykas bent jau artimiausiu metu tikrai nesišviečia, nes ten visai kiti žmonės, kitas suvokimas yra. O šiaip kalbant apie Vydūno arfą, dar galima pasakyti, kad ko gero Vydūno arfa mus pasiekė su Vydūno energija. Nes kaip ten bebūtų gerą daiktą liečiant, geram žmogui liečiant, ta energija vis tik persiduoda. Ta tokią mintį galima paminėti tokiu dalyku, kad pats Blinikovas pasakojo ir toje arfoje, ten dar matėsi kurį laiką, kilo gaisras. Ir ugnis sustojo šalia to instrumento. Tai čia, kaip jeigu kalbant, galima sakyti, kad laikų gaisrininkai atvažiavo, o galbūt ten būtent ta Vydūno energija kaip tik ir nuslopino šitą liepsną. Čia kaip nori galvo. Tai va šitą istoriją aš pasakoju dirbdamas Vydūno muziejuje, kuriame aš dirbau 8 metus. Ir šitą dalyką papasakojau, buvo atvažiavę į Šilutę jaunimo dramos teatro aktoriai ir ten keli atėjo į Vydūno muziejų, specialiai žinojo. Ir aš tą istoriją papasakoju, kaip tik ten tuometinėje stovykloje, ten pionierių ar kažkur poilsiniuose nameliuose buvo apsistoję. Tiesiog, kaip įsinomavę ne viešbutį, o tiesiog Kintų pakrantėje. Tai, sako, mūsų tarpe yra vienas virgulininkas. Tai yra Antanas Šurna. Ir sako, jisai turi virgulės, aš paprašysiu, gal ateis, jisai, pasižiūrės. Iš tikrųjų, po kiek laiko ateina Antanas Šurna, atsineša virgulės ir patikrina energiją tam beprotiškai gynė. Tai va, kaip dabar sakyti, pasiekė mūsų Vydūno dvasia ar nepasiekė? Gal pasiekė. Ir paskui tai iš to kilo dar net ir tokia viena mintis. Ar Vydūno arfa, kaip instrumentas, negalima naudoti. Tas rūsys, tos
kelionės, jos padarė savo. Tai ar reikėtų restauruoti ar ne? Reikėtų atstatyti ar ne? Va, yra žmonių, kurie mano, kad reikia atstatyti. Bet jeigu jinai būtų atstatoma kaip instrumentas, jinai ko gero prarastų tą Vydūno tą jėgą, dvasią. Ar jinai, kažką tokio. Tai va, bet dėl visokių ekonominių dalykų, dėl ilgai užsitęsusių ginčų, tas instrumentas yra nesutvarkytas, neremontuotas. Tiesa, net ir dabar sudėtos stygos, bet jos groti negali. Bet jos arfa atrodo, iš tikrųjų dabar yra Kintų Vydūno kultūros centre, ten ekspozicijoje, ten galime pažiūrėti, prieiti prie jos, žodžiu, jinai ir stovi kaip tikrai pažįstamas, nes mes kaip parsivežėm buvo gal 4 nutrūkusios stygos, kurias mes ten vyniojom, bet nesidaužytų į Maskvyčiaus stogą. Va, tai, žodžiu, dabar ir instrumentas yra ir šiandien jo galima pasidžiaugti, pasigėrėti, jeigu kas jaučia, gali gal pajausti tą Vydūno dvasią. Na, kalbant apie Vydūno draugiją, tai šiaip jos užuomazgos vėlgi yra Kintuose. Pirmieji rimti žingsniai buvo Kintuose. Taigi jau minėjau, kad Vydūno pagrindinis 120 metų jubiliejus buvo Šilutėje. Va, ir po minėjimo Šilutėje, ten buvo labai įdomi, ten buvo politinis biuras susėdo, ten prezidiumas susėdo scenoje, ten sėdėjo partijos pirmasis, antrasis ir kokie ten dar sekretoriai, vykdomieji. Tie, kurie organizavo Vydūno klubo nariai, tai jie ten buvo kaip aptarnaujantis personalas. Na, buvo ir šilutiškių, ir šiaip pilna salė. Ten buvo įdomių pranešimų, jau ir Bogdanavičius buvo, ir Domas Kaunas buvo, ir visa kita. Ir mes buvom sutarę tai, kad kai pasibaigs Vydūno šitas minėjimas, mes darom susirinkimą. Nes mums reikia nutarti, apsitarti, ką darom, kaip darom ir taip toliau. Mums pavyko, kad mums sutarėm su Šilutės melioracijos vadu, tokiu Zubė, kad jis nusileis tenai. Ten truputį toliau nuo miesto, ten Šilutės pakrašty, ten jau už geležinkelio, ten Žibuose, jau Žibų pakrašty, o gal net ir Gardainiai, tai žodžiu, mums leido susirinkti. Ir mes vakarė ten nieko net nedarėm, mes ten susirinkom vėlgi Domas Kaunas, Vacys Bogdanavičius ir čia daugybė klubo narių. Mes susirinkom ten ir tiesiog pasišnekėti. Tada kilo mintis, kad reikia kurti kažkokią organizaciją. Va, ir tada tiesiog mes išnekėjom. Šiaip mes šnekėjom gana ilgai. Ir ta pati konferencijos Vydūno minėjimas susitęsė. Ir man dar taip jau išėjo, kad man teko parvežti vieną vidunietį į Klaipėdą, tai aš namo grįžau 4 valandą. Bet ne taip. Žodžiu, buvo nutarta, kad reikia kažką tai daryti. Na ir tas buvo darimas, buvo tai, kad buvo taip pat Kintų minėjimas. Dabar aš neprisimenu, galbūt Domo Kauno nebuvo, dėl Vacio Bogdanavičiaus irgi abejoju, ar buvom šilutiškiai mes, buvo Petras Jakštas šilutiškis. Na, buvo įdomių žmonių ir Kintuose susirinko irgi pilna bažnyčia, kaip ir sakiau. Va, ir tada kilo mintis, kad reikia, Kintuose jau mes žinojom, jau po truputį pradėjome Vydūno klubas ir išsiaiškinęs, kad kaip tik Vilius Storosta, Vilhelmas Storosta, Vydūnų jisai tapo Kintuose. Nes Kintuose jis vaikščiojo po pušyną, darė kvėpavimo pratimus, žinom, kad sirgo džiova, jam reikėjo gydytis. Tai jisai tuose pušynuose darė kvėpavimo pratimus, eksperimentavo su maistu, tapo vegetaru. Na ir kitaip sakant, jisai po truputį virto čia Kintuose Vilius Storosta. Mokytojas, 3 mokytojas, čia vedė. Va, ir todėl tokia mintis buvo, kad reikia burti Vydūno draugiją. Tuo metu draugijos Lietuvoje jau buvo leidžiamos kurti ir jos buvo paprastai kūriamos prie kultūros fondo. Kultūros fondo Lietuvos vadovauja Česlovas Kudaba, toks žinomas geografas, žinomas žmogus ir visų mylimas. Va, ir prie to fondo pradėjo steigtis įvairūs tokie, prie to kultūros fondo pradėjo steigtis tokie, tai kilo mintis, ar negalėtų tas Vydūno draugija būti kaip kultūros fondo kažkoks padalinys.
Tai va, tai mes taip pasišnekėjom ir galų gale buvo apsispręsta, kad ko gero mes darysime Kintuose Vydūno, nu, būtų gerai daryti vat kaip tik Kintuose, tokį kaip ir steigiamąjį suvažiavimą. Va, tai čia vyko kovo mėnesį, tai čia jeigu 22 mes kažkur aplinkui minėjome Šilutėje, tai čia gal už savaitės buvo Kintuose, tai va čia kovo pabaigoje. Nu, balandžio mėnesį mes surandam arfą. Labai natūralus noras visiems pažiūrėti, kaip atrodo Vydūno arfa. Ir tada labai elementariai, vėlgi pas tą patį Alfonsą Pekarską, sakau, mes čia norime daryti vėl susirinkimą ir kurti Vydūno draugiją. Pekarskas matyt po pirmo to susirinkimo, biškį matyt gavęs yra velnių, sako, tu nuvažiuok į partijos komitetą. Ten atlikti tavęs nori su tavim pasišnekėti, tu čia daug visokių darai. Tai va, tai žodžiu, aš važiuoju į tą partijos komitetą, ir ten mane pasikviečia toks Locaitis, Alfonsas, berods Locaitis, Zigmas Locaitis. Pasikviečia ir jis pradeda mane auklėti. Aš nebuvau partinis, aš, komjaunuolis dėl to, kad visi buvom komjaunuoliai, tai jau buvau, bet partinis nebuvau, bet jis mane auklėja, kad aš nežinau, čia dar visko gali būti, apskritai Vydūnas, apie ką jis nešnekėjo, ar tu žinai, ar tu suvoki, čia tavo gyvenimas, tai tu, žodžiu, mane ten auklėja. Aš išklausiau, bandžiau ten ginčytis, diskutuoti, bet to viskas ir pasibaigė, žodžiu, uždaryti neuždarė kelio. Ir tas susirinkimas buvo pradėtas rengti. Mes galvojom, kokią dieną čia daryti tą susirinkimą. Nu ir geriausiai išėjo, vyresnės kartos žmonės turėtų prisiminti, kad gegužės mėnesį buvo 2 šventės, kada sodindavo bulves. Tai gegužės 1 ir gegužės 9. Taip pat, gegužės 1 mes pagal kalendorių pažiūrėjom, tai raudonoji kaip ir šventė, gal ir nelabai, o gegužės 9 ar 8 diena, jinai visai tinkama, nes man atrodo buvo 8 diena. Ir mes pradėjome planuotai 8 dienai padaryti tą Vydūno draugijos steigiamąjį susirinkimą. Vydūno arfa yra, palaukit, dabar kur ją rodyti. Tai va, Kintuose jau, kaip ir sakiau, buvo restauruota, sutvarkyta, atstatyta didžioji evangelikų bažnyčia. Ir ten buvo vadinamai viškai, antras aukštas. Ten, kur vargonai stovėjo, choras giedodavo. Ir tada Pekarsko aš vėl sakau. Kintuose iš esmės čia buvau aš šiek tiek kartais Laužikas, bet Šarūnas Laužikas, bet jis buvo laisvas menininkas ir jis neturėjo tokio tiesiog. Aš kaip mokytojas eidavau ten, drąsiau, paprasčiau, žodžiu, eidavau tenai. Sakau, reikėtų padaryti Vydūno muziejaus tokią, kaip muziejų padaryti. Tai sako, tu vėl ten su tuo partiniu. Gal tada tas Locaitis ir tada kvietėsi mane. Žodžiu, ten su šito buvo. Ir sakė tokio dalyko, kad muziejų gali steigti tik tai kultūros ministerija. Čia gali būti nebent ekspozicija, kažkas tai tokio. Žodžiu, nieko tokio negali. Visokiu atveju toks kaip ir pritarimas netrukdymui buvo, bereikėjo padaryti tą muziejų. Arfa yra. Viskas tvarkoja su arfa, bet negi tik arfa ten žiūrėti. Tai va, ir tada Kazys Budginas pažinojo tokį Igną Skripkų klaipėdietį. Garbingas žmogus, garbingo amžiaus žmogus tada buvo, ir žodžiu, ir Kazys nuvažiavo, sako, o jūs negalėtumėt padovanoti Vydūno steigiamam muziejui, mes jau taip drąsiai šnekėjom, knygų. Ir Ignas padovanojo. Aš pats turėjau knygų, nes, kaip sakiau, mano babunytė bendravo, pažinojo. Turėjo net ir dedikuotų knygų, tai žodžiu, ir aš atidavau savo knygų, ir žodžiu, ir išėjo tokia visai nebloga, knyginė ekspozicija su Vydūno arfa, reiškia, prieš akį. Vėlgi, ūkio direktorius ten buvo, kaip paprastai būdavo, ūkė buvo dailininkas, tai jis ten garbės raštus ten rašydavo, ten visokios ten šūkius piešdavo, bet jisai buvo buriuotojas, jis buvo savo žmogus ir jisai padarė stendus. Žodžiu, ir tuos stendus mes gegužės 8 dienai ir padarėme. Bet tai dar ne viskas, reikėjo, ką čia dabar, tik tą parodą. Jeigu daryti, tai daryti. Žodžiu, mes sugalvojame, reikia pasodinti žoliuką. Taip, rokas, gerai, žoliukas. Ką čia žoliukas? Dar paminklą reikia pastatyti. Kazys Akmentašys, paminklų darytojas.
žodžiu, Kazys sako, padarau iš ten sutaupytų medžiagų, kuris ten darė, dar priekūniai, ten jo darbdavys buvo, ten tokie irgi laisvi menininkai, žodžiu, duoda, padaro. Bet dar, kad būtų viskas aišku, reikalinga užrašas kažkoks. Tai tada važiuojam pas Dionizą Varkalį, klaipėdietį, istorinį, kapinių tyrinėtoją, metalo, liejiką, žodžiu, kalvystės muziejaus steigėją. Dionizai reikia padaryti kažkokią lentelę Vydūnui. Gerai, sako, padarysim. Ir jisai padaro, aišku, bronzinės padaro, labai gražias. Tai yra viena tokia lentelė, tai prieš kelią, jau vasarą ar prieš tai vasarą buvo tokia dailininkų pleneras, kuriame skulptoriai darė mažąją plastiką. Ir kaip tik pas Dionizą Varkalį dirbtuvėse jie liejo, nu tai dar medalius darė. Tai vienas medalininkas, Gintalas, jeigu neklystų Petras, iš Telšių, jisai padarė Vydūno tokį bareljefuką mažiuką. Varkalis pats sukompa, Kazys ar Varkalis ten parašė, kad Vydūnas tokiais metais Kintuose dirba ir gyvena. Vydūnas mums užtenka ir visai. Nu, ir pastatom tą, žodžiu, gal nueinu pas Pekarską, sakau, reikia mašinos parsivežti paminklą. Sako, sėski važiuok. Tai davė mašiną, žodžiu, pastačiau tą paminklą pats. Įdėjau ten dar iš šono, visiems įdomiai buvo, žodžiu, ten Šilutiškiai vėl padėjo man, toks Vydijus Vidrinskas, man patarė, kurioje vietoje statyti, architektas, žodžiu, mes išrinkom tokią vietą, kadangi ta buvusioji mokykla, ta pradinė mokykla, pradžios mokykla, kurioje dirbo ir gyveno Vydūnas, buvo apleista, ir mes sugalvojom, kad reikia vidury miesto pastatyti. Ir pastatėm, aišku, tas paminklas meninės vertės didelės neturi, jis gal biškai gražiau atrodo negu kapinių paminklas, bet iš esmės toks labai paprastas, tai yra du akmenys, ant kurio yra užrašyta, kad čia gyveno, dirbo Vydūnas ir tas bareljekas. Tai žodžiu, tą paminklą padarė anksčiau, jie atidarė, žodžiu, taip. Tai ir va, gegužės 8 dieną, o dar labai įdomiai buvo. Reiškia, 39 metais, 38 jau dabar nebeprisimenu, 1938 metais, Vydūnas buvo suimtas ir laikomas Tilžės kalėjime. Ten daug žmonių kreipėsi dėl to, kad Vydūną paleisti, tarp kitko ir SSSR rašytojų sąjunga kreipėsi į Vokietiją, kad čia rašytojas garsus žinomas ir visa kita. Yra tokių raštų, žodžiu, ir kad jis būtų paleistas iš kalėjimo ir kaip tik gegužės 8 dieną jis buvo paleistas iš kalėjimo. Tai mums labai gerai sutapo, gegužės 8, vėl gegužės 8. Žodžiu, mes tą dieną paskelbėm visai Lietuvai, kad Kintuose steigiame Vydūno draugiją. Kviečiame visus atvažiuoti. Bus atidengtas paminklas, bus sodintas ąžuoliukas, atidaryta ekspozicija, kurios centrinė vieta bus skirta arfai Vydūno. Nu, kaip jūs galvojate, kiek žmonių atvažiavo? Ogi iš visos Lietuvos. Suvažiavo žmonės. Tai va, ir taip prasidėjo tas Vydūno draugijos, atidarėm mes, kirpom tą juostelę, pasodinom ąžuoliuką. Po šiai dienai auga, tiesa, mes sodinom tada 2 šakų, toks buvo, su tokia mintim didžioji ir mažoji Lietuva, bet kažkurį ten ta šaka nulinko, tai žodžiu, dabar auga vienas ąžuolas ir va, tais 89 metais pasodintas, 88 metais pasodintas, jisai dar auga, gražiai auga. Va, šalia tas paminklas yra, tiesa, paminklo likimas šiek tiek bronza, žinot, bronza. Ir vieną rytmetį įdėmė užrašą nei to ženklų. Va, bet vėl reikia prisiminti ir padėkoti toks Vytautas Liutkus, tai jau tuo metu buvo Kintų ir Saugų seniūnas, ar Viršaitis, kaip jis tuo metu vadinasi. Ir sako, aš užsakysiu ir padarysiu. Ir jisai užsakė ir padarė, šiandien yra ant to paminklo, jau nebe bronzinis dėja, yra išlikęs tik tai nuotrauka to bronzinio, užrašo, ir šiandien yra akmeninis užrašas. Tai va, tai šitas paminklas stovi, ąžuolas žaliuoja, Kintų bažnyčia atiduota tikintiesiems, dabar meldžiasi katalikai, evangelikai mažojoje bažnyčioje meldžiasi. Nu, Kintų Vydūno, o mokykla atstatyta, 94 metais buvo atstatyta ir šiandien yra Kintų Vydūno kultūros centras. Ten jau kas buvo, kas nebuvo.
Nu, tiesa, dar galima pasakyti, kad tuo metu buvo daug žmonių suvažiavę, taip, Vydūno draugija, tai buvo formaliai, ar galima laikyti Vydūno draugijos steigimo data, nežinau, dėl to, kad taip kaip ir pamatinių dokumentų nebuvo priimta. Bet buvo nutarimas, susitarimas ir, žodžiu, po viso šito mes važiavome į Ventę, mes vaišinome žmonės žuvienę, žodžiu, visi važiavo patenkinti, buvo labai daug įdomių žmonių, pasikalbėjimų ir tokia bendra nuotrauka, ir, žodžiu, ir tokia buvo šventė. Nu, o kalbant apie formalų Vydūno draugijos įkūrimą, tai jinai įvyko jau 88 metų rudenį. Datos neprisimenu, čia reikėtų pasižiūrėti į ten jau tos draugijos steigimo dokumentus, nes formaliai tai, ką mes darėm Kintuose, buvo toks, pasišnekėjimas. Nes ten reikėjo atlikti tam tikrus formalumus ir visą šitą. Mes nebuvom šito išlaikę ir todėl reikėjo pakartoti. Ir šitas įvyko Vilniuje, kaip ir minėjau, 1988 metų rudenį. Ir tas susirinkimas vyko tuo metu dar sveikuose Vilniaus profsąjungų kultūros rūmuose. Gal buvo daug žmonių, bet tada buvo oficialiai įsteigta, įforminta. Nu, toliau jau vilniečiai atliko tuos formaliuosius dalykus ir nuo to laiko Vydūno draugija jinai pradėjo egzistuoti. Egzistuoja po šiai dienai. Tiesa, keitėsi ten nariai, ir atstovai, ir pirmininkai, ir visa kita, bet kaip institucija, kaip organizacija Vydūno draugija jinai po šiai dienai yra. Nu, o tęsiant toliau šitą su Vydūnu ir šiaip su kultūra, mano veikla, tai reikia pasakyti, kad tas buvimas Vydūno klube veikla davė tam tikrų rezultatų. Ir kai buvo rinkimai 90 metais į vietos savivaldą, tai mane išrinko į Šilutės rajono tarybą. Nu, o išrinko iš esmės ir ten tuo metu Šilutėje veikė 89 metais, veikė ne tik Vydūno draugija, buvo Šilutės teatro draugija, tokia klubas, buvo ekologinis klubas, buvo tokių pavienių žmonių. Na ir šitie žmonės, kaip žinia, sąjūdis atsirado 88 birželio mėnesį. Birželio 4 dieną Vilniaus mokslo akademija. Tai netrukus priėmė steigtis sąjūdžio, Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės, reiškia palaikymo grupės. Tai tokia grupė Šilutėje atsirado 88 metų rugpjūčio 25 dieną, buvo oficialiai didžiuliame susirinkime, tam pačiam, kur buvo Vydūno minėjimas, kultūros namų salėje, jinai vyko steigiamasis susirinkimas. Nu ir mes ten, aišku, visi ir vidūniečiai, ir teatralai, ir ekologai mes matėmės, ir, aišku, mes patekome į tą tarybą. Nu ir natūraliai ta veikla, ir mes ten aktyviai veikėm, mes ten turėjom daug visokių darbų ir akcijų ir visą kitą, mes labai aiškiai matėmės ir mus šilutiškiai išrinko į tarybą. Ir taip jau išėjo, kad mane tuo metu buvo galima, mane išrinko, mane paskyrė kaip ir kultūros skyriaus vedėju. Pareigos vadinasi truputį kitaip negu kultūros, aš buvau Šilutės rajono savivaldybės valdytojo pavaduotojo kultūrai, švietimui ir sportui, pavaduotojas kultūrai. Tai tokia tuo metu buvo struktūra. Tai aš kaip ir buvau kultūros skyriaus vedėjas, bet neturėjau vienintelio, tai neturėjau pinigų ir antspaudų. Dėl tų anspaudų čia mes galime ir apsieiti, o štai su pinigais tai buvo nekas. Tai žodžiu, teko daug visokių darbų padaryti. Tiesiog, pasinaudojant savo pažintim, savo jėgą ir visais kitais dalykais. Tai žodžiu, ir vienas iš darbų buvo, kurį mes pradėjome dirbti, kai aš tapau 90 metais birželio bene 1 dieną tuo pavaduotoju, aš atsikrausčiau į tuometinio buvusio kultūros skyriaus vedėjo kabinetą. Tas kabinetas tuo metu buvo vykdomajame komitete, kuriame šiandien yra Šilutės Fridriko Beuvenčio biblioteka. Ir aš atsikėliau, ten buvo vedėjo kabinetas ir aš jį
paveldėjau ir aš pirmas dalykas pradėjau žiūrėti, kokiu čia yra. Nu, ten buvo visokių dalykų, ten ir menų, ir gražumų visokių buvo, bet daug popierių. Tarp tų popierių bežiūrėdamas, per kelias dienas randu Martyno Jankaus sodybos atstatymo dokumentus. Buvo paruošta dokumentacija, nes prasidėjo šito, nu, tokia, jau buvo iki jo, jau, reiškia, iki nepriklausomybės pradžios, kaip lyg tai vėliau Domus Kaunas, 87 ar 8 metais jisai ten buvo užsukęs, kad reikėtų atstatyti tą Jankaus spaustuvę, Jankus, taigi kas ne Jankus, jeigu ne Jankus, komunistų partijos manifesto lietuvių kalba ir nebūtų. Žodžiu, Domas Kaunas buvo užsukęs šitą reikalą ir reiškia, tas statybos dokumentai jau buvo. Nu, dokumentai tai buvo, pinigų tai, ne? Va, ir žodžiu, aš randu tos dokumentus, bet man tada pasidaro vienas dalykas liūdna, kad aš sakau, kad visa Šilutės savivaldybė, tai yra ten, kur dabar savivaldybė, o kultūros skyrius ir dar sporto skyrius. Jie yra kitam miesto gale. Nu, kaip čia dirbsi, kaip čia bus. Ir sakau, reikia kraustytis. Žodžiu, man davė kabinetą, aš po truputį pradėjau kraustytis. Gal vienus iš pirmųjų tos dokumentus, tą dokumentaciją. Ten buvo dokumentacija tiesiog brėžiniai, techniniai brėžiniai ir visokie kitokie dalykai. Aš atsivežu jau ten į Šilutę, o vieną rytmetį atvažiuoju, žiūriu, tas buvęs vykdomo komiteto pastatas sudegęs. Žodžiu, sudegė mano darbovietę. Tai va, tai man labai natūraliai, ten baigiau kraustytis jau į tą kabinetą ir, žodžiu, tą, kurį ten davė Šilutė. Tai va, tai dabar liko atstatyti, o kaip atstatyti, tai mes pradėjom žiūrėti, reikia atstatyti Martyno Jankaus, čia mums jau jokių minčių nekilo. Ir aišku, ne apie komunistų partijos manifestą mes jau galvojame, kiti motyvai buvo. Ir mes pradėjom galvoti, kaip čia pinigų nėra. Bet pažiūrim samatą, buvo samata. Tais laikais, kai darydavo, tai iš karto padarydavo ir samatą. Ten samatoje buvo 40 000 rublių. Tai bendrai paėmus, tai čia buvo labai maži pinigai. Nu, 40 000, tai čia mes surinkam. Jau labiau, kad šitą. Tai ir mes pradėjom rinkti. Tai pirmas dalykas, mes nuvažiavome į Bitėnus. Tai va, nuvažiavome į Bitėnus ir tada mes susipažinom su Žemguliais. Tai buvo pirmoji pažintis. Ir nuo to prasidėjo labai šilti santykiai ir draugystė, bendradarbiavimas. Ir dabar mes vienas kitą palaikom ir pasiskambinam. Ir pasigūdžiam ir pasidžiaugiam su Birute Žemgulienė ir kitais jo šeimos nariais. Tai va, tai žodžiu, ir prasidėjo šitas, tai va, tai tą Jankaus spaustuvę mes palikim į šoną, nors tik tai tiek galiu pasakyti, mes pradėjom rinkti pinigus, tai spaustuvę atstatyti, bet 90 metais pasikeitė ekonominė situacija, jeigu prisimenat, Sovietų Sąjunga įveda embargą, ten griūna ekonomika, 40 000 virsta didžiuliais pinigais ir, žodžiu, mes nieko neturim pinigų. Nors, aišku, mes tą mintį nepaliekam ir mes tą bandome išsukti šitą idėją. Tai va, tai nekalbant apie šitą spaustuvę, čia yra atskiras pasakojimas. Va, tai mes pradėjome ir va, susidraugavom su Žemguliais. Nu ir tada kilo labai elementarus Bizūnų draugijos uždavinys buvo toksai Vokietijoje, po šiai dienai, man atrodo, yra tokia tvarka. Palaidojimas yra ribotam laikui. Duoda palaidot 50 metų. Po 50 metų moki pinigus ir toliau gali būti tas velionis tenai ir ten vėl moki pinigus. Žodžiu, taip yra tokia tvarka, o jeigu jau kas nežiūri, nemoka, tai tada tiesiog naudojama, nu, gal ir negera tvarka. Žodžiu, ir artėjo Vydūno 50-metis. Vydūnas 53 metais miręs, 2003 metais jau būtų jam, jau reikėjo galbūt kažką. Žodžiu, visokių atveju, ir Vydūnas norėjo grįžti namo. Tai tiesiog Vydūnas norėjo būti palaidotas laisvoj Lietuvoje. Todėl kilo mintis bandyti laidoti, žodžiu, imtis šito darbo. Ir tada buvo pradėta, bet kilo pati didžiausia ir svarbiausia diskusija. Vydūną tai parsivežti, mes parsivešim, kurį palaidą. Prasidėjo įvairios diskusijos, čia Vydūno jau draugija veikė ir daug žmonių, ir įsijungė, ir visuomenė ir panašiai. Ir kalba ėjo apie tai, kad galbūt reikėtų palaidoti Vilniuje. O kodėl Vilniuje? Vilnius sostinė. Kaune. O kaip Kaunas susiję? Šiaip logiškiausia būtų palaidoti Tilžėje. Bet Tilžė tai ne Tilžė. Tilžės nebėra, yra Sovietskas. Visai ne prie ko. Reikia laidoti, gal Klaipėdoje laidė, o prie
Sako, čia Klaipėda, nu, Klaipėdos kraštas, nu, kaip ir gal ryšys yra, o gal Šilutėje, bet Šilutėje Vydūnas nėra net gyvenęs. Kintuose, nu, kaip ten Kintuose palaidotas. Žodžiu, vyko labai svarbi diskusija, o šitą diskusiją netgi buvo tokia mintis palaidoti, nu, kaip Vydūnas Trambino kalną. Prisiminus, kad šitas Jonas Biliūnas palaidotas ten piliakas palaidotas. Bet, nu, vis tiek, kaip ten būtų Vydūną palaidota, ten yra tokie būdavo, ten šventės, ten visokių ten būdavo ir gražių, ir ne visai gražių, nu, kaip per šventės ten dalykų būdavo. Ir čia bus kapas, kažkaip neišėjo. Bet taip jau išėjo, kad, nu, aš kaip mokytojas, aš dirbau mokytojas. Ir taip išėjo, kad vienais metais, va kaip tik tuo metu, tai čia buvo, gal dar man dirbant mokytoju, tai kokiais 89, gal 88 metais buvo Šilutės, Pagėgiai buvo Šilutės rajonas, buvo Šilutės mokytojų turistinis žygis. Kiekvienais metais rengdavo tokį turistinį žygį, 2 dienų, sportos varžybos, linksmybės, laužai, nu, viskas. Paskui dar tęsiasi gana ilgai šitą tradiciją, bet buvo Trambino kalnas. Nu, kadangi aš nelabai prie sporto, tai aš tiesiog ten pasižiūrinėjau, visą kitą, jie ten sportuoja, ten antrą dieną aš tiesiog, nu, ten pirmą dieną kažką reikėjo ten daryti, ten skaičiuoti, ten rašyti, aš kaip techninis buvau. O kitą dieną aš jau kaip ir laisvesnė, aš tiesiog pasileidau Rambyną, nusileidau nuo kalno, tai dabar laiptai yra, aha. Tada jokių laiptų nebuvo. Žodžiu, šiek tiek nuripliojau žemyn. Dabar nuvažiuoju į Rambyną, tai kaip į parką. Tada buvo džiunglė, džiunglių. Ten tik tai va ta aikštelė buvo, dar buvo ten, kur dabar jau ta laužavietė pagrindinė, ten buvo tokia koncertinė salė, tokia tribūna padaryta. Va, ir šitą, o visur kitur buvo neįžengiamas, jeigu ten 2 žingsnius jau nieks tavęs nematė. Tai aš nusileidau ir pradėjau vaikščioti. Nusileidau į apačią, apėjau, iki Bitėnų nuėjau, manęs nespaudė nei laikas, nei visą kitą, ir paskui jau ten pakilęs. Ėjau tuo keliuku, kuris šiandien jau jis yra labai aiškus ir žinomas. Nu, ir vienoje vietoje aš prieinu, tas džiunglės vienas toks takiukas veda. Ir man labai įdomu ten ateinant nuo Bitėnų į dešinę pusę, ir aš pasukau į tą keliu, vos matoma, bet jisai matęs. Ir aš ateinu iki tos vietos, ir ten parašyta Martyno Jankaus šeimos kapas. Ten yra kapinas. Bet man tada nieks nei sušaukė, labai įdomu, Martynas Jankus. Ten, žodžiu, Martynas Jankus, aš kadangi lietuvių kalbą studijavau, aš šiek tiek žinojau, kad jisai ne čia palaidotas, tai žodžiu, šeimos, ten viskas. Ir ten buvo tas vienas, kuris dabar išlikęs, matęs. Nu, va, ir kada prasidėjo tos diskusijos, kada pradėjo kalba, aš sakau, palaukit. Ar kartais nėra kapinių tenai? Ne, būtent ten, kur tas šeimos kapas, nesgi ten nelaidavo, kur bet. Va, tai šitoj mūsų draugijoje, šitam visoje tam bendrijoje, kai aš kadangi dirbau kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoju, tai pas mane labai dažnai atvažiuodavo Martynas su Marija Purvinai. Ir jie tiesiog mes jam kaip ir, jie sakė, mums reikia pinigų ten tyrimams, ten nuotraukom, negatyvam, nu, žodžiu, mes ten šiek tiek, ten nedaug, bet visą laiką ten šiek tiek skiriam pinigų ir jie ten buvo mūsų, nu, kaip ir atstovai ir visą kitą. Ir aš sakau, reikėtų Martyno ir Marijos, kadangi jie šiaip visokių senovė žino, paprašyti, nu, pasižiūrėti. Nu, ir aš taip padariau. Čia taip mes šnekamės dar neoficialiai ir galų gale Martynas atvažiuoja pas mane su Marija į kabinetą ir sako, taip, ten yra kapinės, labai gražios kapinės. Ir sako, vat mes siūlom 3 vietas palaidojimo vietas. Viršuje, šalia Jankaus arba apačioje. Kur ten viršus, ten nieko viršaus ten nėra, ten džiunglės. Žodžiu, jie ten. Tai va, ir tada, kaip jau šitą aš dokumentų, nu jau jie atnešė tą projektą, jie netgi padarė visą kapinių projektą, netgi su tvora, ten su viskuo, žodžiu, jie ten padarė. Žodžiu, ir tada aš sukviečiu Bogdanavičių, Domą Kauną ir ten Šilutiškį ir visą kitą, darom susirinkimą ir sprendžiam. Nes šita vieta, ko gero, kapinės, jinai yra tinkama.
Rambynas Bidūną veikiama vieta, matosi Tilžė, Ragainė, viskas labai gerai. Laidojam, dabar reikia nuspręsti, katroje vietoje čia šitą dalyką, reiškia, kurioje vietoje išrenkam Bidūnui palaidojimą. Tai va, susirenkam mes tose džiunglėse, Martynas Purvinas ten šiaip netaip mums ten parodo. Va, ir pasirašom protokolą, kad vieta rasta. Liuks, randam vietą, laidot Bidūną. Džiunglės, kad nekvepia. Ten mes buvom jau gal rudeniop, gal šiek tiek apjo tie lapai nebebuvo tokie ryškus, bet jie vis tiek buvo. Tai žodžiu, sprendžiam. Toliau Bidūniečiai, Vilniečiai užsiema Bidūno jau ten tų iš Detmardo. Mums padeda Kauno tarybos pirmininkas, jeigu neklystų, Vykintas Kalinius. Va, jie kaip tik draugauja su Detmardu ir sako, mes ten sutarsim, kad mums ten viskas bus, tam, žodžiu, jie mums padės, ten draugaujam, bendradarbiaujam ir visai. Nu ir beliko nuspręsti, kaip prieš džiunglės, ką padaryti. O ką tada? Parašom į laikraštį, kreipiamės per radiją, televiziją gal ne, bet per radiją tikrai. Šilutėje dirbo toks korespondentas Antanas Lauraitis, kuris buvo ten biški, kas taip pat apie Šilutę žinias skleidė. Tai žodžiu, mes per Antaną Lauraitį, kreipiamės ir į laikraščius ir visur kitur, kur galim, kad 1991 m. rugsėjo 15 d. yra rengiama talka Bitėnuose Bidūno palaikau sugrįžimui. Nu, talka. Nu, va, ir žodžiu, pasiruošėm ten kastuvų reikia atsivežti, ko ten reikia, jau ten paskelbėm ir visą kitą. Šiaip numatėm, kad ten darbų bus 2 dienom. Dar ten prieš tai buvo atvažiavę ten keli ten mokslininkai, ten apžiūrėjo, žodžiu, viskas paruošta. Tai žodžiu, atvažiuojant paskelbėm ir suvažiuoja žmonių tiek, kad mes visą 2 dienų darbą padarom per 1 dieną. Antrą dieną belieka ten, nu, truputį palyginti ten visą kitą. Tai žodžiu, iš džiunglės yra paverčiamos kapinėm, atstatomi paminklai, iškasami paminklai. Iš tikrųjų pasirodo tai, kad ko gero beveik matome šiandien. Nu, šiandien pristatyta jau ir paminklų, ir ten kai kas jau ten ne visai gerai ten yra, bet, žodžiu, bet ten dar išlikę tai, ką mes atkasėm. Labai man įsiminė vienas dalykas, tai buvo toksai medžių specialistas Kęstutis Labanauskas, jis sako, šitą pušis reikia verstis. Nu, tai ten kai kurias ten pušis iš karto nupjovėm, dėl to, kad jos ten kaip ir savaiminė su viena, nu kaip ten gerai auga, gerai atrodo, nu negalim, neversim, jūsų reikalas. Žodžiu, ir ten iš tikrųjų po keletą metų audra nuvertė tą pušį. Laimė ten laimingai pasibaigė, bet pušis buvo. Tai ta prasme specialistai buvo, garantuoti irgi. Tai va, tai žodžiu, tą talką padarom, mes paruošiam laidojimui. Viskas, laukiam, Bidūnų. O šilutiškiam tada kyla dar vienas klausimas. Nu viskas, čia Vilniuje susirinkimas, kultūros ministerijoje, Bidūnas tai ne šiaip koks ten žmogelis, o Bidūnas tai tautos vadas ir ten, nu, šviesos dulys, šviesos nešėjas, kultūros ministerijoje ten dalyvauja ir visą kitą. Mes šilutiškiai pasižadam, viskas tvarkoj, ten jau derinam. O dabar važiuodami sakom, o kur mes jį pašarvuosim, kaip pasiveš? Mes tokios vietos neturim. Va, ir tada mum į talką ateina, nu, jau čia visą laiką buvo šalia mūsų dailininkė Ieva Lūkė. Ieva sako, paieškokim nestandartinių sprendimų. Ir jinai pasikviečia to savo draugę, bičiulę, Sofiją Kanaverskytę iš Klaipėdos dramos teatro dailininkė, grafikė, scenografė. Ir juodvi ten, ir jos susėda ir vaikšto ir šito sako, palaukit, o jeigu mes išardom kultūros namus, o kultūros namai tik tai 86 pastatyti, 7 tik pat atidaryti. Ir kas išardom? Ką reiškia išardom? Atšimam šitas kėdės, tas pirmasis eilės, padarom tokią pakilą. Nu, ten padaro Bidūną. Tai žinoma, kaip taip ir padarė. O kadangi jinai dirbo Klaipėdos dramos teatre, jinai skambina tuometiniam direktoriui Romui Pletkauskui. Romai, reikia tokių ir tokių dalykų. Žodžiu, 3 valandas mes visų laukiam. Atvažiuoja, tie visi dalykai, ko ten reikia, ko ten laukia. Žodžiu, ir mes padarom.
Va, ir dabar vyksta parvežimas ir iš tikrųjų mes tada važiuojam jau viskas suruošta, viskas paruošta, viskas suderinta ir su bažnyčia evangelikų, katalikų evangelikų. Ir, žodžiu, ir Vidūnas turi grįžti ir mes važiuojam jo nes atveža, ten jau labai elementariai parveža iki Lazdijų, o Lazdijus visi važiavo ir tai buvo vienintelė vieta pravažiuoti į užsienį. Ten eilės didžiausios. Nu, mes, aišku, važiuojam su policija, su šituvėliais nuvažiuojam, jau ten katafalką mus pasitinka. Nu, žodžiu, mes parlydim. Nu, ir parvežam mes tą Vidūną. Pirmiausia, sustojam, jeigu neklystu, Alytui. Tam prie paminklo kažkokio, ten minėjimas, kalbėjimas, gražu. Po to Kaune didžiulis minėjimas, kalbėjimas, ten prie nežinomo kareivio kapo ir tam to eilėje. Va, ir reikia važiuoti jau namo, ir žodžiu, mūsų tos visas grafikas, laikas nusitęsia, ir mes jau šauniai vėluojam, žodžiu, bet mes buvom sutarę, kad dar mes užsuksime į Jurbarką, nes Jurbarkė, dar visus metus išliko Vytauto paminklas, kad sustosim prie Vytauto paminklo, dar užsuksime. Bet jau buvo ar 12 ar 1 valanda nakties. Nu, sakom, ką čia besuksim, bet kažkas sako, sukom. Tai aš taip džiaugiuosi, kad mes užsukom. Mes būtum tokią kiaulystę padarė, nes minė žmonių. Tenai stovėjo ir laukė. Tai va, ir mes ten, kad ir neilgai, žodžiu, ten irgi pasisveikinom, atsisveikinom, žodžiu, tiem žmonėm buvo labai, labai malonu ir, sakau, mes būtum padarė labai didelį, nu, tokią negerą dalyką. Nu, o parvažiavom, tai mus laukia vienas žmogus, tas jau bus mano minėtas Ignas Krypkus, tas, kuris tas knygas davė Vidūno muziejui, jis laukia, Vidūno laukia, jis pažinojo, jis daravo. Nu, ir šiaip Vidūną mes vežėme, įdomus dalykas, mes šiaip nebuvo suplanuota ir nebuvo tartasi, kad Vidūnas išvažiuojant į Bitėnus dar užsuks į bažnyčią. Nes evangelikai, lyg ir Vidūno tikėjimų, nors Vidūnas buvo visų tikėjimų, bet evangelikai labai norėjo ir jie iš vakaro atliko tam tikras apeigas kultūros namuose. Bet tą išvežimo dieną, žodžiu, jie išreikalavo ir mes gavom nusileisti, kad reikia dar Vidūnas turi evangelikų bažnyčią Šilutėje. Nu, kaip sakyti, palaimintas, išlydėtas iš bažnyčios. Nu, ne visų griovė mūsų tos planus, bet ką padarysi, taip ir buvo. Nu, o žodžiu, o tą dieną tai buvo lietus lyjo, pliaupė lietus. Ir mes išeinam iš bažnyčios, nu, ir tiesiai, tai dabar Šilutė sutvarkyta, ir ten jau, jeigu ir palyja, tai ten nėra taip blogai. O tada dar buvo nesutvarkyta. Ir ten mūsų kojos mes ten braidėm po lietų, spalio 19 dieną, jinai tokia jau rudeninė. Nu va, tada atvažiuojam vėlgi, susėdame mašinas, Vidūnai ten su karstu į tam tikrą mašiną, į katafalką, važiuojam visą procesiją ir visą kitą, ir atvažiuojam į Rapyno kalną, ten saulė šviečia. Tai ten žmonių, o ten žmonių, Šilutėje tiek nebuvo, ten Rambinė žmonės. Nu ir tada mes sustojame prie to pagrindinio kelio, kur jau keliukas veda į patį Rambyną ir Vidūnas jau buvo neštinai atneštas. Ten lietuvaičiai su deglais ir su tautinėm juostom ir nešė. Va, ir buvo dar kažkokios, tai toks buvo pakalbėjimas, sustojimas prie Rambyno, to metinio aukuro. Sustojimas kažką tai padarė, nu ir paskui parneštas Vidūnas jau iki pačių kapinaičių ir jis buvo tenai palaidotas. Taip, žmonių buvo daug. Ten mums dar reikėjo spręsti, dar atvažiavo brolio anūkas Jurgenas Toras, paskui dar iš Amerikos buvo lietuviai atvažiavę, žodžiu, tokia Stefa užkrito. Jinai padėjo atkurti skautus Lietuvoje, Stefa Getgaudienė. Va, ir jie visi norėjo šnekėti, tai mums dar reikėjo prieš tai spręsti, reikėjo garsinti tą vietą. Nu, ir dabar ten laidų nelabai yra, tais laikais tai nebuvo tokių. Žodžiu, sprendėme šitą dalyką, ir garsiakalbiai buvo, ir ten visi girdėjo. Bet prie kapo galėjo prieiti tai tada, kada jau buvo Vidūnas. Jau grįžo galutinai, buvo apdėtas gėlėms ir tada galėjo visi likusieji prieiti. Bet jau buvo tamsu. Bet aš manau, kad ten dar ėjo
nešė gėlių buvo daug. Kaip ir žmonių buvo daug. Na, Vydūnas buvo pirmas, kuris grįžo po nepriklausomybės Lietuvą, atkūrus nepriklausomybę. Po to grįžo Martynas Jankus. Aišku, Martynas Jankus jo ir svarba ir reikšmė šiek tiek mažesnė, bet jau ir susidomėjimas. Bet prieš tai buvo grįžę dar kiti Lietuvos išeiviai, žinomi iš kitų kraštų. Ir tas toks susidomėjimas jis jau buvo gerokai mažesnis. O Vydūnas, jau pats vardas Vydūnas, jau ta paslaptingoji, va, kaip ir aš sakiau, kaip prisiminiau, tas suvokimas, kad kažkas tai yra labai gilaus, bet nemokėjimas šito perskaityti. O nemokėjimas perskaityti todėl, kad tiesiog nežinai Vydūno mokymo. Pirmą reikia Vydūno požiūrį suprasti, o tada suprasi ir tai, ką jis nori pasakyti. Tai va, visi tą jautė, tai todėl čia buvo toks didžiulis. Nu, o toliau po truputį viskas jau mažėja. Tai va, ir Vydūnas šiandien yra Vitėnuose ir ramiai ilsisi ir mes savo darbą padarėme. Tai va, vėl Vydūno, dar galima kalbėti apie Vydūno draugiją. Ne pradžioje buvo labai didelė, po truputį mažėjo, nes žmonių ir interesai, ir atsirado visokių dalykų, ir keitėsi. Vydūno draugija gal ne iš pirmųjų metų, gal iš antrųjų ar trečiųjų ėmė rengti vasaros stovyklas Bitėnų kapinaitėm tvarkyti. Ir šiandien, jeigu nuvažiuosite į Bitėnų kapinaitę, žinokite, kad visas tas grožis, tai yra tvorelės, tai yra vartai, tai yra ten visi liejiniai, visa tai yra padaryta Vydūno draugijos narių rankomis. Jie tai padarė. Taip. Padėjo Pagėgių savivaldybė, tai padėjo miškininkai, davė medžiagų, išpjovė, davė ten, ką reikėjo daryti, bet fiziškai visus darbus padarė Vydūno draugijos nariai. Ir ta tradicija rengti Vydūno stovyklas vasaros, tai Liepos pabaigoje, rugpjūčio pradžioje, jos yra išlikusios iki šiol dienų. Turėtų greičiausiai būti, tam daug kas pasikeitė ir tų senųjų jau po truputį mažėja, tų draugijos narių, bet tas noras visiems susirinkti, pavakaroti, būtent, o visas susirinkimas, visas buvimas yra prie Žemgulių sodybos. Tai yra prie pirmojo Martyno Jankaus muziejaus, tai prie buvusios smuklės, vienos iš, jeigu neklystu, 3 smuklių. Po to tenai buvo mokykla ir va kaip tik tenai dirba Birutė ir Kazimieras Žemguliai, kurie padedant, kurie globojo, nes Jankaus muziejui įkūrė Martynas šitas Domas Kaunas, Bernardas Aleknavičius, Ieva Labutytė ir dar keli, Domas Kaunas, žodžiu, ir tai buvo būrys žmonių, kurie... O toliau tai, kas buvo sukurta, buvo perduota į Birutės ir Kazimiero rankas ir jie prižiūrėjo šitą muziejų. Tai buvo iki tol, kol nebuvo atstatyta ta Martyno Jankaus spaustuvė, apie kurią aš šnekėjau. Tai, va, tada įsikėlė ir tada, bet šita vieta, jinai smagi, miela ir jauki vieta jinai liko ir Vydūno draugija iki neseno laiko atvažiuodavo tenai su palapinėmis ir vakarodavo. Vasarodavo, vakarodavo, vakarais būdavo pašnekesiai, dainos, giesmės, kalbėjimas apie Vydūną, kalbėjimas apie visatą tautą ir apie tai, ką aš šnekėjau, apie laisvę, vidinę laisvę, žmonių laisvę. Tai va, buvo labai įdomu dalykai. Nu, dabar šiek tiek keičiasi, gyvenimas keičiasi, bet ta stovykla po šiai dienai, bent jau jinai tokia yra. Tai va, kai nuvažiuosit Bitėnų kapinaitę, žinokite, visa tai yra padaryta tik tai Vydūno draugijos narių rankomis. Pačiu Bogdanavičiu priešaky, Algimantu Jucevičiu, organizatorių, Tomu Staniku, Jūratė Mikalajūnienė ir daugybės kitų mielų žmonių, kurie tenai su visa meilė ir atsidavimu ir dažė, ir kalė, ir nešė, ir grėbė, ir ten. Tai va, ir šiandien Rambynas, ir kaip atsirado sutvarkė Vydūno kapinaitės, tai ir miškininkai, nes ten yra miškininkų teritorija, tai jie Rambyną pavertė parku. Tai kas yra, džiunglių ten dabar nekvapo. Ai, dar vienoje vietoje gal ten yra. Paliko taip, kad būtų atsiminti. O šiaip iš tikrųjų šiandien tai yra parkas. Ir netgi asfaltuota. Kaip biškį
Kalbant apie Vydūno paminklo išvaizdą, tai tie, kurie atvažiuoja, žodžiu, šito kapinių tvarkymo projektą parengė Martynas ir Marija Purvinai. Ir jie numatė, kaip atrodys Vydūno kapas, kaip jis bus apsodintas, kaip jis atrodys. Jie padarė ir pirmojo paminklo maketą, piešinį, projektą. Va, ir buvo nutarta, kad taip atrodė, kad tą paminklą reikia daryti kaip krikštą. Va, jis buvo padarytas, kaip padarė toks Šilutiškis Aldas Dromantas, Šilutiškių užsakymo, žodžiu, buvo padarytas, bet ar nebuvo ten iki galo gerai padarytas, ar tiesiog gal kitaip reikėjo daryti. Tas ąžuolas buvo padarytas iš ąžuolo, tas ąžuolas pradėjo kažkaip ir raitytis. Tada atsirado žmonių, kurie į ten dažę, tvarkė. Tiesa, dar negaliu nepaminėti tokio Juliaus Balčiausko. Tai yra Šilutiškis gamtininkas, šiaip inžinierius, bet šiaip gamtos mylėtojas. Tai kadangi Marija ir Martynas apsistodavo, kai atvažiuodavo į Šilutę jų namuose, tai jie susibičiuliavo. Ir jis tada pasiūlė, kad jis tokių ir tokių augalų turi ir taip reikia. Ir žodžiu, Martynas ir Marija ir padarė Vydūno kapo eskizą, būtent pasinaudojant Juliaus Balčiausko augintais augalais. O dabar, kurie atvažiuoja, mato, kad ten yra langas. Įsivaizduoja, kad tai yra langas. Tai nėra langas. Vydūnas buvo nusipaišęs tokį filosofinį kiaušinį, kur žmonės ir šiaip gamta suskirstyta į 7 lygius. Va, tai bandant atkurti tą kiaušinį, buvo taip ir susodintos ten žemaūgiai kažkokie pušaitės, eglaitės ar kažkas. Šitoje vietoje aš nelabai stiprus. Va, bet jos nusiaugo, persiaugo, žodžiu, ir todėl jas irgi reikia prižiūrėti, karpyti. Tai vad, kol galėjo ir kol su mumis buvo Julius Balčiauskas, tai jis ten nuvažiuodavo ir karpydavo ir prižiūrėdavo. Po to, kai negalėjo, ten toks prisižiūrėjo, ten kitas Gudavičius, toksai Jonas, kuris buvo labai, irgi su meilė labai daug ten kapinėm davė. Tai, o po to, kai nebeliko nei vieno, nei kito, ten jau pradėjo taip kaip ir tokia gana laisvai elgtis. Ir todėl šiandien nuvažiavus galima matyti, kad tai yra langas. Tai žinokite, tai yra ne langas, tai yra Vydūno filosofinis pasaulio suvokimas tam parodytas. Vydūno knygose jisai yra. O tas paminklas, jisai buvo padarytas krikštas. Ir kaip sakiau, tą krikštą pradžioj, šiaip teoriškai kaip ir dažyti nereikėjo, bet kažkas paėmė jį ten nudažė alyvą, po to ten kažkokio lako. Žodžiu, ir tas paminklas jisai pradėjo gesti. Ir tada buvo nuspręsta, kad reikia, iš Detmoldo, kur buvo palaidotas Vydūnas, parsivežė jo paminklą. Tai būtent tą akmenį, kuris va čia šiandien ir yra. Tai tiesiog labai elementariai tą akmenį, kaip buvo nuspręsta, kad reikia tą akmenį, tą reiškia paminklą, keisti vietą ir tada buvo uždėtas tas Vydūno buvęs paminklas. Ten tik mažytė tokia istorija buvo, kažkas nulupo ten kelias raides pradžioje. Tai, žodžiu, pagėgiai, ar tuo metu jau buvo savarankiški, ar dar nesavarankiški, bet kažkas iš pagėgių tas raidikės ten padarė. Tai, žodžiu, šiandien tai yra tas akmuo, kuris buvo Vydūnui palaidojus, lauko akmuo su užrašu Vydūnas. Va, ir todėl jisai toks yra. Lygiai taip pat ir Martyno Jankui buvo padaryti, vėl pagal Mariją ir Martyno projektą, bet jis irgi nepasiteisino ir šiandien yra jau padarytas akmeninis. Padarė ten jau giminaičiai. Ieva Jankutė padarė. Tai va, tai šitas paminklas jis yra, žodžiu, nuvažiavus, žinokit, ne langas, o ignoras. Ir langas, pasaulis, į Vydūnas tenai žiūri. Tai va, o šiaip iš esmės tai yra Vydūno mintis. O ten to augalų, jeigu pastebėsite, tai ten yra Juliaus Balčiausko, kaip sakiau, jisai mėgėjas buvo visokių eksperimentų ir augalų. Tai va, ten pamatysite keletą tokių įdomesnių. Tiesa, dar Vydūno draugija pasodino ten ąžuoliuką, ten pradžioje ten
kapinai, biškai po to persodino, žodžiu, ir ten yra palei tvorą, ten yra tikriausiai ir po šiai dienai jisai tebėra, ar nebėra. Ne, neprisimenu, kažkaip neįstrigo. Tai va, tai žodžiu, yra, nu, va, kaip sakiau, šiaip jau tas esminis, tas sumanimas, jisai išlikęs su daugybė įvairių svetimkūnių, inkliuzų ir kitokių dalykų, kurie tas kapines nepadaro taip, kaip mes norėjome ir kaip jos turėtų būti. Man tai čia jau kita kalba. Visada reikia mylėti ir gerbti tų žmonių, kurie padarė iki mūsų darbus, mes iš jų pasimokydami, pasinaudodami savo kažką irgi sukūrėm. Vidūnas padarė daug, Vidūnas mūsų moko. Vidūnas būna tada, kada jį labai reikia. Ir jisai buvo 88 metais, jisai buvo 68 metais. Tada išėjo jo pirmoji knyga, Amžinoji ugnis draminė trilogija, Bitėnų kapinai, Bitėnų Užbičių kapinaitės, šiandien jos yra vienas iš Lietuvos tokių šventųjų vietų. O iš tikrųjų ten yra labai gera energetika, Rambyno kalnas paskleidžia gerą energiją, ten, kaip ir visos apylinkės, ir nuo Bėžininkų, iki kitų kaimų, žodžiu, tai duoda tokia labai gerą, tas Nemunas, ta supilta, ta Vilkiškių kalva, jinai turi labai gerą, ir tas Rambyno kalnas. Taip, tai Vidūnas grįžo ir šiandien Bitėnuose. Nuvažiuoju.